Aš manau, kad mano laimė santykiuose. Aš niekada nesugebėdavau jaustis laiminga nuo pasiekimų. Niekada nejaučiau noro būti pranašesnė arba kitokia, negu aš esu. O kai man pavyksta darniai pabendrauti ir prieiti kažkokio konsensuso ir kaip sureguliuoti kažkokius tai santykius, va tada aš jaučiuosi gerai. Netgi kažkokie tai dalykai, kurie ten teikia malonumo moterims, jie yra labai laikini. Trumpai tą laimę suteikia. O jeigu mano santykiai ramus, įdomus, tada aš jaučiuosi laiminga. Kas man yra šeima? Šeima tai galimybė vystytis. Tai yra mano ir vyro santykiai, kurie padeda mums augti. Ir aš stebiu savo šeimą, jau 303 metai mano šeimai, kokie mes buvom pačioj pradžioj, kiek teko priimti to, kas atrodo netinkamo, ne? Kiek reikėjo apie tai kalbėti arba savo nepasitenkinimą rodyti, kiek buvo emocijų tuščių, kiek vyras iškentėjo, kiek aš iškentėjau. Ir kad mes subrendom ir užaugom. Ir aš manau, kad šeima tai būtent tie pokyčiai kartu, kai mes vienas kitą auklėjam ir auginam. Ir viens be kito mes taip nepasikeistumėm. Ir sugebėjimas priimti tą kitokį žmogų negu tu ir kuris neprivalo būti toks, kaip nori tu, čia yra didžiulė sėkmė santykiuose. Ir tik tai tokiu būdu, kaip sako, reikia surasti savo puselę. Ne, savo puselę reikia patapti. Ir kaip sako, paimi du akmenis, ne, ir jie trinasi, paimi ir juos trini tarpusavį. Ir tik tai nuo to trinimuose jie prisiglaudžia viens prie kito ir tampa puselėmis. Tai tas trinimas, jisai visą gyvenimą vyksta ir manau, kad rezultatas, kai tu net ne tai, kad iš pusės žodžio, tiesiog pažįsti savo artimą ir nori jam daryti ne taip, kaip tu nori, o taip, kaip mėgsta jis. Ir kaip viens kitam duoda tai, ką mėgsta kitas. Tai tada eina vienas toks kumštis gaunasi. Kas yra laimė šeimoje? Aš manau, trupučiuką atsakiau, kai vienas kitą sugeba priimti, gerbti, nekeičiant, bet su meile padeda vienas kitam gyventi, augti. Meilė šeimoje, matot, kaip pasakiau, laimė šeimoje yra, kai šeimoje yra meilė. Kai neįsimylėjimas, ne kažkoks išskaičiavimas, ne įprotis, kad mes jau nėra kur dėtis gyvenam, o būtent kai žmonės gyvena meilėje. Ir kai jie gyvena ilgai, kai jie nepuola iškart keisti vieno žmogaus kitų žmogum, o kai jie būtent pasikeičia tuose pačiuose santykiuose. Tik tai tada jie subręsta ir vertina tai, ką turi. Tai aš visom patariu krizių metu nebėgti iš santykių. Galbūt atitolti, galbūt pabūti kažkur šalia, bet grįžti ir keisti būtent tuos pačius santykius, o ne iškart keisti kitus, nes kas keitė daug kartų, tai sakė, jokio skirtumo. Tik tai reikia pradėti viską iš naujo. Tai visiems linkiu išgyventi tą būtent meilę šeimoje, kad šeima būtų laiminga.